Šarūnai. Paskui? Šarūnai, kai taip žaidžia, turbūt neįmanoma suveikti. Kodėl įmanoma? Mes turim pripažinti, kad puolime žaidėm labai gerai. Išlaikėm ritmą, pataikėm. Tikrai vienas iš svarbiausių dalykų buvo rungtynių ritmas. Gynyboje mes nežaidėm labai gerai. Tikrai pražiopsojom daug taškų, vėl darėm kai kurių. Dabar kaip mes Rūbiniai biškį pasiskaičiavom, vėl biškį davėm serbam per daug dovanų, kurių tikrai negalim daryti, bet iš tikrųjų, sakau, nereikia varyti Dievą į medį, aplošėm tikrai puikią komandą, kuri čia yra vieni iš favoritų šitam čempionatui. O vėlgi, mano manymu, svarbiausia, kad padarėm du svarbiausius dalykus, paėmėm tašką ir pagerinom žaidimą. Sakykime, tas uraganiškas ritmas jau galbūt pajutėt, nežinau, trečiajame kėlinyje, kad jūs fiziškai stipresni už juos, lyg tai matėsi, kad serbai dūsta. Nemanau, kad mes fiziškai, bet šiandien žaidėm su puolime, žaidėm su tikrai labai gera disciplina, kamuolys vaikščiojo tikrai, ir žinot, susikūrėm savo tikrai daug progų ir pataikėm, kas aišku labai gražina žaidimą. Bet vis dėlto nebūtų taip ir jau blogai, jeigu nebūtume pataikę, nes sakau vis tiek. Tai būtų kažkur jau logiški metimai ar kažkas tokio, bet vėlgi toks gražus žaidimas prieš tokią stiprią komandą, žinot, tai mums yra tikrai postūmis į priekį ir reikia toliau koncentruotai eiti į priekį. Galima sakyti, kad nugalėtų mentalitetas auga jau jaučiate savo jėgas. Žinokit, aš čia tokių skambių tų dalykų man nepatinka, jie iš viso čia tokie posakiai, bet svarbiausia, kad mes susikoncentravom maksimaliai tikrai, kad gerinam žaidimą ir dabar jau nieko nelieka tokiam čempionate, tik tai kuo greičiau užmiršti, atgauti jėgas ir ruoštis kitam varžovui. Ar tu pats realiai tikėjaisi prieš rungtynes, kad taip viskas pasibaigs šiandien? Tai kaip gali netikėti? Tai ko čia tada važiuoti tą rinkinį? Aš 35 metus turiu, aš galiu čia nevažiuoti, žinai jau. Taip, aš tikiu, aišku, mes dirbam, mes tengiamės, mes turim gerų žaidėjų, mūsų treneris geras, mūsų fanai nuostabus, mes namuose žaidžiam, kodėl ne? Bet vėlgi sakau, kad daug dalykų turi ateiti iš mūsų pačių ir šiandien buvo aišku, kad po tokios pergalės galima sakyti, kad buvo žymiai daugiau pliusų negu minusų. O sakykime, po Panevėžio čia tokia jaukesnė atmosfera salėje, tas triukšmas daugiau kažkaip, ar tiesiog negirdit atsijungia? Triukšmas priklauso, kad ir kokie būtų mūsų geri fanai, triukšmas labai daug priklauso ir nuo mūsų. Jeigu mes gerai žaidžiam, žmonės daugiau palaikys ir taip toliau. Yra grupelė, kuri mus palaikys visi, o dauguma vis tiek jau reaguoja į pozityvius dalykus, ne? Čia yra gyvenimo taisyklė, čia yra kiekvienam taip klube, kiekvienoj taip rinktinėje ir taip toliau. Bet, žinot, Siemenso publika yra arčiau salės negu buvo Rekas, sakykime, Panevėžy ir jautėsi. Bet, sakau, mums reikia kuo mažiau kreipdėmesio į sirgalius, sirgaliai yra nuostabus, jie padarys savo darbą, jie tikrai mums duoda kažkokį tai postumį, bet aikštelėje mes liekam tik tai 5 prieš 5. Gerai?